Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Paskutinis sykį. Per paskutinę meditaciją bendroje maldoje, vėl būdami tavo Jėzau akivaizdoje, apmąstėme draugystę, kuri kiekviena yra pašaukta augti ir didėti. Todėl, kai susipažįstame su vienu ar kitu žmogumi, elgiamės mandagiai, elgiamės maloniai, kažkiek praleidžiame laiką, bet kiekviena draugystė pašaukta augti, pašaukta didėti, dėl to, kas pažinties pradžioje yra mandagumas, yra šiltas elgesys, laikui bėgant gali atrodyti būtent kažkas, kas yra šalta, šaltas bendravimas. Ir tai turbūt galioja kiekvienai draugystei su kiekvienu draugu, drauge, tarp žmonių. Tas pats galioja taip pat ir su Dievu. Yra vienas posakis lotynų kalba, jį kartodavo mano senelis, kartodavo lotyniškai, tiesa, nieko nesuprasdavo. Sakydavo, quid procul est oculis, procul est elimine cordis. Ir tikrai nieko nesuprasdavau, bet mintis išvertus yra labai aiški. Sako, kas yra toli nuo akių, tas toli ir nuo širdies. Ir dėl to viešpaties stengiamės palaikyti tavo akivaizdą, būti tavo akivaizdoje. Kas yra tikslas? Jau tikslas pats savaime būti tavo akivaizdoje, maldoje, čia, koplyčioje, bet ne tik koplyčioje, bet ir visą gyvenimą. Tai be abejonės yra tikslas, sakytume, kelionės pabaiga. Ir reikia nueiti tam tikrą kelią, kadangi tas dalykas nepasiekiamas iš karto. Ir vis dėlto tas kelias, kuris turi pabaigą, vis dėlto turi šiokią tokią ir pradžią. Ir ta pradžia yra bendra visiems šventiesiems. Visi šventieji, kurie turėjo labai gyvą maldos gyvenimą, labai gyvą Dievo akivaizdą, turbūt visi jie būtų galėję sakyti, būtų galėję sutarti, kad pradžia kelio, kurio pabaiga beprotiška meilė Jėzui, yra pasitikėjimo kupina meilė Marijai. Ir tai yra tiesa asmeninėje istorijoje, daugelio mūsų asmeninėje istorijoje, maldos istorijoje, bet taip pat net ir atskirų tautų istorijoje. Prieš keletą savaičių popiežius kalbėjo apie Meksiką, apie Guadelupę. Ir ten, kaip žinote, katalikų tikėjimas atkeliavo iš Ispanijos. Ir vis dėlto, kaip sakė jis, kartais tie tikėjimo sklaidos būdai būdavo, sakė jis, pernelyg panašus į tai, kas buvo europietiška, kas vietiniam žmonėm nebuvo visiškai sava ar savita. Ir štai apvaizdos dėka, Dievo dėka, jau pačioje pradžioje, kai tos tautos susitiko su tavimi, Jėzau, apsireiškė Marija, kuri padėjo, kad tas krikščionių tikėjimas Amerikos žemyne įsišaknytų, kad jis taip pat ir vietiniam žmonėm taptų savo ir brangiu. Ir tai įvyko pačioje pradžioje. Pagalvokime, Ispanija atrado Ameriką 1492 metais. Marija apsireiškė, nepraėjus, sakykime, ne vienai kartai nuo to meto, 1531 metais. Kai Marija pasireiškė Juan Diego, Jonui Didakui, kaip verčiame lietuviškai tą vardą. Buvo praėję dar visai nedaug metų, maždaug vieną kartą po to, kai europiečiai įkėlė koją į žemyną. Ir jau pačioje pradžioje ten buvo tavo motina, kuri padėjo tam tikėjimui įsišaknyti. Marija pasirodė Jonui Didakui kaip vietinė mergina, apsirengusi vietinių gyventojų drabužiais. Taip pat įkalbėjo jų kalba ir taip rodė, kad myli tą vietinę kultūrą. Dar daugiau, Marija pasirodė kaip motina. Ir ne veltui tada, kai ji pasirodė, kalbėjo tą gimtąją kalbą. Arba kaip kartais sakome, motinos kalba. Būtent ta kalba, kurią, kai dar buvome visai maži, mūsų mamos kalbėjo mums. Būtent tie žodžiai, kurie turbūt giliausiai yra širdyje ir kurie giliausiai į širdį gali prasiskverbti. Gimtoji kalba, motinos kalba. Taip ir Marija, būdama motina, kalba su tuo Jonu Didaku, indėnų
Ta kalba, apie kurią daugelis iš mūsų apskritai turbūt nebūsime girdėję. Sako, ta actekų kalba arba nahuatl, sakoma. Ta pačia kalba ir surašytas svarbiausias liudijimas apie Guadalupės apsireiškimą, apie Marijos apsireiškimą tą sykį Guadalupėje. Kai Marija apsireiškia, ji beveik visada kalba su tais, kurie yra labai paprastos širdies. Žinome turbūt ir daugiau istorijų. Fatimoje arba Liurde kalbėjo su labai mažais vaikais, su piemenėliais. Labai panašiai ir Šilovoje. Visiems jiems Marija yra motina, su visais kalba kaip su vaikais. Guadalupėje tą sykį viskas buvo truputėlį kitaip iš pažiūros. Kalbėjo su indėnu, labai paprastu žmogumi, tiesa jau suaugusiu. Tuo metu, kai jam apsireiškė Marija, jam buvo 55 metai, jau turbūt tiem laikam žmogus sulaukęs tam tikro garbaus amžiaus. Buvo vedęs, patyręs žmogus, bet tuo pačiu labai paprasta širdies, kaip vaikas ir ne veltui tavo viešpatė motina kalbėjo su juo. Ir tada, kai to pasitikėjimo pakanka, kai ta širdis yra pakankamai paprasta kaip vaiko, Marija gali padaryti didelių dalykų. Ir iš tiesų gali padaryti kažką labai nelaukto, kažką visiškai netikėto ar nematyto. Bet mainais už tai prašo pasitikėjimo. Lygiai taip pat ir šį sykį. Kai pasirodė Jonui Didakui, jį pašaukė, sakė, mano mažasis mylimiausias vaikė, sakė, Juanita, Jonukai. Kas linksma tai įsivaizduoti, kai pagalvoja žmogui yra 55 metai vis dėlto. Bet kalba kaip motina ir kalba tiesiai iš širdį. Toje kultūroje atrodo taip pat yra įprasta vartoti tas mažybines formas. Paveda ją misiją. Marija, kaip žinia, nusiunčia jį pas vyskupą, kad paprašytų pastatyti šventyklą ten, kur ji tąsyk pasirodė. Ir Jonas Didakas, žmogus paprastas ir taip pat paslaugus, eina su ta savo tyra širdimi pas vyskupą, bet kaip galima numanyti, ta kelionė nebus lengva, nėra lengva. Jis susitinka tiesa su vyskupu, kalba su juo, bet turbūt visiškai nenustebsime, vyskupas jo iš karto taip lengvai nepatikė. Vėl grįžta pas Mariją, kuri ragina eiti dar sykį, nepasiduoti. Šis paklausęs Marijos vėl nueina pas vyskupą, kuris jį priima, dar kartą išklauso, vėl nepatikė, be abejonės. Net nuseka savo žmones, kad jį sektų. Jonas jau visiškai turbūt yra nusivylęs dėl vyskupo netikėjimo. Nusivylęs turbūt ir savimi, galvoja, esu paprastas žmogus, vargšas, ir štai Marija man patikė tokią didelę misiją. Sako, motina, patikėk šitą misiją kažkam, kas būtų galbūt labiau tinkamas, labiau gerbtinas, tai turėtų daugiau pasitikėjimo. Bet Marija sako, ne, tai yra tavo darbas, nepasiduok, eik į priekį. Tavo motina švelni, kalba labai švelniai, bet tuo pačiu labai reikli, nuo darbo labai lengvai neatleidžia. Tad ragina ir tą Juan de Guito, kad dar pakentėtų, kad ištvertų. Taip pat drąsintas, jis grįžta pas vyskupą, kuris, tąsyk priima jau jį šiek tiek rimčiau, sako, prašo ženklą, atneš man ženklą, kad Marija tikrai man kalba. Šis vėl nuliūstina, kokį ženklą aš galiu parodyti vyskupui, kaip galiu jį tikinti. Vieną dieną net neina pasirodyti pas Mariją, vaikšto apylinkėse, kiek nuošaliau nuo vietos, kur Marija paprastai jam pasirodydavo. Ir Marija užbėga jam už akių, pasirodo jam pakeliui ir sako tuos žodžius, kurie tapo labai garsus, kurios vis kartojame, kad paguostume save ir kad prisimintume taip pat tuos apsireiškimus. Sakė Juan Diego ir sako taip pat ir mums. Jis sakė, įsidėk savo širdį, mano mažiausias ir brangiausias sūnau, kad tai, kas tave gąsdino, kas tave liūdina, yra niekis. Ar aš nesu čia, aš tavo motina? Argi tu nesi mano šešėlyje ir mano saugomas?
ar aš nesu tavo džiaugsmo šaltinis? Ir argi tu nesi giliai po mano apsiaustu, giliai po mano glėbyje? Ar tau reikia dar kažko? Ir tada Marija paprašo jo nueiti į šalia esančios kalvos viršūnę, nuskinti gėlių. Tuo metu yra žeme, tas jaunukas paklauso, įlipa į kalvą ir suranda gėlių, galvodamas, kad tai yra stebuklas, vis dėlto yra žema ir štai tokios nuostabios gėlės. Įvynioja jas į savo apsiaustą ir pasirodo ir eina vyskupo rūmų link. Jis tam pasirodo, nueina iki vyskupo rūmų, kantriai laukia savo eilės, kol vyskupas galės jį priimti ir jo akivaizdoje atseka savo apsiaustą, kuriuo prisidengdavo ir kuriame buvo įvyniojęs tas gėles. Ir štai vietoje tų gėlių, kurias buvo surinkęs, ant apsiausto audinio matyti Dievo motinos atvaizdas. Ir tai būtent yra tas atvaizdas, kurį pažįstame, matant Guadalupe akyse, tuos pagrindinių veikėjų atvaizdus, Juan Diego ir vyskupą. Vienas iš to atvaizdo stebuklų, iš tikrųjų, kurių yra daug, yra būtent, kai žvelgia jos akis, tai taip visiškai pritraukia zoom, žmogaus akis nepajėgia tą matyti, matyti tarsi siluetai, tų veikėjų tarsi vyskupo ir Juan Diego. Iš tikrųjų taip yra. Marijos garbei, kaip žinia, Guadalupėje buvo pastatyta šventovė, ypatinga šventovė, kaip sakoma, pati lankomiausia pasaulyje. Kartas nuo karto žmonės taip juokauja ir sako, štai Marija apsireiškė Liurde, Fatimoje, Guadalupėje, Pivašiūnuose, daugybėje vietų, kaip čia gali būti. Ir meksikiečiai labai didžiuodamasi atsako. Tad tarsi įdedame tuos žodžius į Marijos lūpas. Tarsi jis sakytų, Fatimoje, Liurde ir kitur aš kartais lankausi, Guadalupėje aš gyvenu. Bet, mūsų pagodai galėtume pridurti, kad tavo motina Jėzau gyvena ir Lietuvoje. Esame Marijos žemė, tavo motina žemė ir tuo taip pat didžiuojamės. Kai Marija apsireiškė Šilvoje piemenėliams, tų paralelių yra labai daug. Taip pat ir tai buvo laikas, kai tikėjimo daigai mūsų krašte turbūt tik leidosi, tikėjo vis gilyn. Buvo praėjęs keletas kartų pakrikšto, porą šimtų metų, bet tiesa, kaip įsivaizduoji, turbūt nėra taip, kas sprakteli pirštais ir staiga visa kultūra, visi papročiai prisiderina prie tikėjimo, viskam reikia laiko. Ir lygiai taip pat tavo motina apsireiškia paprastiems žmonėms, toje pačioje pradžioje, pačioje tikėjimo kelio pradžioje. Ir lygiai taip pat Marija apsireiškia paprastiems žmonėms. Lygiai taip pat kalbėjo tą gimtąją kalbą, mūsų gimtąją kalbą, motinos kalbą, lietuviškai. Pat panašiai patikėjo nepatogią misiją, nes norėjo, kad būtų garbinamas jos sūnus. Lygiai taip pat norėjo, kad ten atsirastų šventovė. Yra viena psalmė, kurią kartas nuo karto sutinkame Biblijoje, galbūt girdime per šventąsias mišias. Truputėlį paslaptinga, skamba kaip pranašystė. Sako, mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei savo šlovę, engėjams sugėdyti, kad nutildytum priešą ir maištautoją. Ir matome, kad vieną ir kitą sykį ši pranašystė tarsi įsipildo. Marija pasirodo tiem patiem mažiausiam, patiem paprasčiausiam žmonėm, patikė jiem kažką nedidelio ir padaro, kad visa tai būtų įmanoma. Kartu su jos pagalba, su jos užtarimu. Kai pasitikime Marija, įvyksta tie dideli netikėti dalykai. Ir turbūt labai panašiai kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Pradžia kelio, kurio pabaiga yra toji beprotiška meilė Jėzui, yra pasitikėjimo kupina meilė Marijai. Kaip matėm, ta maldos kelio pradžia, tikėjimo pradžia ištisoms tautoms buvo pasitikėjimas Marija ir jos apsireiškimas. Bet lygiai taip pat ir mums, kai turbūt galvojame apie tai, kaip pradėjome melsis vienaip ar kitaip. Sveika Marija, arba galbūt šventasis rožinis, galbūt šeimoje, galbūt einant pakeliui į mokyklą,
ar universitete. Turime tą šventąjį rožinį, kurį kalbame, kuris tiesa tinka papuošti automobilį, bet dar labiau tinka ir naudoti. Melstis. Kaip motina, ji mus išmoko melstis, su pasitikėjimu, aukštinant ir giriant. Panašiai kaip ir mūsų motinos turbūt mokė mus kalbėti. Sakė, kartok vieną ar kitą žodį ir mes spontaniškai tuos žodžius kartodavome. Panašiai ir Marija mus moko kalbėti maldoje. Nėra jokios rizikos dėl Marijos užmiršti Jėzaus. Jėzus, viešpatie, juk esi patenkintas tuo, kad giriame tavo motiną, kad giriame Mariją. O Marija savo ruožtu mus nuveda pas jį, pas Jėzų. Marija yra visagalis užtarimas, tai yra vienas jos titulų. Kai atkreipi dėmesį į tą jos titulą, jis yra kiek neįprastas, sako, visagalis, dėl to, kad viską gali. Bet vėlgi turbūt ne dėl to, kad viską gali iš savęs, dėl to, kad turi ko paprašyti. Dėl to, kad turi savo sūnų, kuriam kažką pašnabžda į ausį, paprašo. Ir visą tai įsipildo, jie yra visagalis užtarimas. Tai žinodama pasitikime ją. Bet visų pirma dėl to, kad jie yra motina. Per Mariją trokštame patekti pas Jėzų. Ir prašome tavo viešpatie pagalbos, kad Marija ir mums būtų takas pas Dievą. Kad ir mums būtų motina, kad ir mus išmokytų kalbėti tą Dievo vaikų kalbą, kuri yra maldos kalba. Kad išmokytų melstis. Kad būtų kelias į tą beprotišką meilę. Kad per Mariją tikrai patektume pas Jėzų. Amen.